Ar oratorius vaidina? Kadaise iškalba buvo laikoma meno rūšimi, todėl ir aktoriaus, ir oratoriaus meistrystė buvo vertinama iš esmės vienodais kriterijais. Ir mes turime įdomių istorinių liudijimų. Didysis antikos oratorius Demostenas sykį po nesėkmingos kalbos keliavo namo ir sutiko savo bičiulį garsų aktorių Satyrą. Satyras paklausė Demostenai, ko tu toks nusiminęs? Demostenas pasiguodė ir Satyras jam pasiūlė čia pat tiesiog garsiai pasakyti keletą ištraukų iš Sofoklio arba Euripido dramų. Demostenas padeklamavo, o Satyras pakartojo savaip, kaip tikras aktorius. Ir Demostenas tada aiškiai suprato, kad ne tas pats, kaip tu pateiki savo kalbą klausytojams. Tačiau vėliau požiūris ėmė skirtis ir aktorius nuo oratoriaus atsiskyrė. Įsivaizduokime tokią situaciją. Įmonės šventė, jūs pasikviečiate garsų aktorių, jisai sako kalbą, vaidindamas iš esmės ir visą tai atrodo labai natūralu ir savo vietoje. O po to išeina įmonės finansų direktorius ir pasako tą pačią kalbą, vėl taip pat vaidindamas. Ką sakytų kolegos? Sakytų, mielas finansų direktoriau, tai yra nenatūralu, taip netinka, nes tu nesi aktorius.